pamiršau, kad turiu kamerą. Šitas vaikas, tai kai nori, tai ir gali. Uždėt prapjaut kažką. Metų darbuotojas. Nutekės į bendrą sistemą. Tai šitas žmogus irgi yra prisidėjęs. Mėnesio geriausias. Man visgi vertėtų geriau taksistu būti. Sau tai taip nedaryčiau. 1-2, Op. Va toks va projektas. Labas rytas. Suraitytas. Atostogos tęsiasi, darbai tęsiasi ir truputėlį pabėdavot, reikia pabėdavot. Nesigavo padaryti taip, kad atėjau, pamačiau, nugalėjau. Vakar galvos skausmas ir prasta savijauta mane nugalėjo. Bet šiandien atvažiavau, tai vakar viską, ką sugebėjau pasidaryti, tai nuvažiuoti iki parduotuvės, nusipirkti medžiagų, o šiandien atlėkiau, išmėčiau viską čionai, neturiu laiko tvarkytis, reikia darbuotis. Uždėjau plevelę, buvau nuėmęs savo šitą gyvatėlę, pritvirtinau metaliniam juostelėm, kad niekas nejudėtų, niekas netabaluotų. Nuolydį padariau į 2 metrus, padariau 3,5 cm, manau, užtenka. Ir išvedžiau dar vieną vamzdį į lauką. Čia irgi tikriausiai padarysiu tiesiog tokias vasarinės kriauklės, tai vanduo nutekės į bendrą sistemą. Nu va, dabar man reikia pasikelt grindis, kadangi išsikėlė va šitas dalykas. Čia pas mane buvo lagės padarytos 10, tai dabar gaunasi, kad mano sistema yra gerokai aukščiau. Tai reikia pasikelt ir įdėti 15. Ant jų dar užsidės grindis. Nu, gausis lengstis, kitaip nieko nepadarysiu. Yra kaip yra. Nu tai va. Tai dabar važiuoju, pasiimsiu savo 15, jų čia liktai neturiu. Ne, nėra. Pasiimu 15, susuku lages, sudedu putplastį. Ir uždėsiu grindis. Kol kas tiek. Jeigu kas pasikeis, informuosiu. Aš tik sveikinuosi. Tai vakar taip gavosi, kad pradėjau dirbti, truputėlį pafilmavau ir tai pamiršau, kad turiu kamerą. Nelabai stipriai ten kas pasikeitė, bet prisiminiau, kad atidarydamas 2 sezoną žadėjau papasakot, kaip čia viskas pradėjo rutuliotis šitoje vietoje. Tai jeigu dar nematėt, pasižiūrėkit, kur prie -17 bandėm nakvot su Karoliu. Tai šitas žmogus irgi yra prisidėjęs prie šitos idėjos. Buvo situacija tokia, kad porą metų atgalios mes kažkaip vis tradiciškai susitinkam bent jau kartą per vasaros sezoną su Karoliu, tai arba žygiuojam, arba einam kažkur, tai dažniausiai gamtoj. Ir pasiūliau atvažiuot pas mano uošvius pabūt prie ežero. Pjoviau žolę, tvarkiausi čia, kubilą ruošiam, viską kaip priklauso, o pasirodo, kad sodyba buvo išnuomota žmonėm, o Karolis jau buvo pakeliui. Ir aš prisiminiau, kad mum nėra svarbu, kur mes būsim. Ar tai bus šiūrė pašiūrė, ar tai bus Dievo užmirštas kraštas, ar tai bus miškas, ar tai bus pieva. Žodžiu, tik tai perspėjau Karolį, kad dėl viso ko pačiupk su savim palapinę. Tai taip ir gavosi, kad prisiminiau, jog yra šita vieta, ji buvo visiškai apleista. Tai pasiūliau tokią avantiūrą, kad mes ir čia galim pernakvoti.
Oras buvo neblogas. Atsimenu, tą naktį buvo labai drėgna, bet mes atsiradom štai šitoj vietoj. Mes atsiradom prie šito prūdelio ir va štai čia, kur pavėsis, aš buvau jau pabandęs siūti tipio palapinę. Tai va čia pasistatėm palapinę, čia pasidarėm laužavietę, čia aš pristačiau visokių kaladukų, kaladėlių, pridėjom visokių žvakių, žvakulyčių, čia lempučių mirgėjo ir buvo visai faina. Tai sėdėjom prie laužo, plepėjom ir kažkaip vat nuo šito vakaro ir nuo mūsų pokalbių gimė idėja, kad ogi visai čia faina vieta. Visai čia faina vieta ir kodėl nepadarius tokių mažų fainų jaukių taškelių daugiau, kodėl jų nepadauginus. Ir vat būtent nuo šito pokalbio ir nuo šito jaukaus vakaro prie laužo pradėjo rutuliotis idėja, kad galbūt yra žmonių, kurie irgi mėgsta būti gamtoj. Galbūt yra žmonių, kurie mėgsta tiesiog sėdėti prie laužo, būti tyloj, klausyti paukščių, žiūrėti žvaigždes ir smagiai leisti laiką gryname ore. O vieta tai tikrai pasirodė įdomi, nes šiaip aplinkui turim nemažai medžių, kas suteikia jaukumo. Čia jau buvo iškastas prūdas, ten iškasėm prūdą. Ten yra pelkė šlapuma. Ten yra pelkė. Faktiškai čia toksai įdomus pelkynas ir vat, man kažkaip tai jauku. Gal nežinau, gal prisijaukinau tą vietą, gal dėl to, kad čia dabar dažnai būnu, gal dėl to man jauku. Nežinau. Tai va, tokia ta istorija ir bandom ją įgyvendinti. Po truputėlį, aš vis žiemą prisigalvoju, kad viską greitai atvažiavęs padarysiu, bet nesigauna taip greitai daryti, kaip aš norėčiau, kadangi esu vienas, dar kartais yra sudėtinga, kad neturiu su kuo pasitarti, nežinau, ar darau teisingai ar neteisingai, bet iš to mes ir mokomės. O kas čia gausis? Pažiūrėsim. Gazuotojas, didysis. Sudėjau lages. Liuks. Grindys pasikėliau tiek, kiek man reikia. Liuks. Čia turėtų niekas niekur nelinkt. Liuks. Atsisėdau. Va čia va. Toksai suksiu, sakau, kampą. Va taip, va čia viską susidėjau, pasidėjau. Ir suktukas tik tai. Ir man į pirštą. Ir ką? Ir pirštė skylė. Bet tai greitai. Nuvariau. Užsiklijavau pleistrą. Čia įkalčiai. Va toks va projektas. Skylė sienoj. Ką, gerai. Einu dėt putplastį, tada ant viršaus dėsiu plevelę ir tada šitos tik tai 1, 2, op. Čia man taip atrodo, kad 1, 2. Jau šiandien vakaras ir baigėsi. Dar kažkiek spėsiu. Einu padaryti. Ir tikiuosi, kad daugiau nebus. Op! Einu daryti. Pažvelkite metų darbininką, metų darbuotojas, mėnesio geriausias.
Čia tai viską sudėjau. Čia jau viskas man tinka, patinka. Tik žinot, kur bėdelė. A, čiagi tai gumų neįdėjo, ponas. Nu gerai, gal šitą, bet neįkišiu. O gal ir pavyks? Aš jau norėjau šitą ir šitą atsukinėt. Arba konstrukciją atsukinėt. Einu bandytą, gal įkišiu? Gumas pamiršau sudėti. Gerai. Atsijėmu dėl metų darbuotojo. Metų darbuotojas, taip ir yra. Vazelinas skirtas vamzdžiams. Padėjo išspręsti šitą problemą. Sunėriau, nieko atsukinėti nereikėjo. Viskas. Dabar putplastis, plevelė ir kažkaip taip. Va taip va. Va, gal šviesos biškį įleisim. Bet sau tai taip nedaryčiau. Yra, daug to putplasčio ir nesinori jo vežti utilizuoti, tai vat sudėjau į grindis. Yra grindis, yra nuotekos, yra elektra, yra vanduo. Žiūrėsim, kaip čia toliau seksis. Dar viena nauja dienelė. Ir šiandien pagalvojau, kad gal man visgi vertėtų geriau taksistu būti. Arba vairuotojų. Arba, nežinau, judėtojų tarp miestų iš vietos į vietą. Nes per šią savaitę pagalvojau, kad beveik kiekvieną dieną kažkur važiavau. Tai vakar atsiguliau, susapnavau, kad nepatinka man visgi tik tai tas putplastis. Tai nuvažiavau iki parduotuvės, nupirkau vatos. Tai sudedam vatą. Žinot, kaip man auklėtojas pradinėse klasėse sakydavo. Šitas vaikas, tai kai nori, tai ir gali. Tai vat ir čia panašiai. Šitas žmogus, kai nori, tai ir gali. Sudėjau vatą. Biški ramiau dabar ant dušės, nežinau, ar čia jinai reikalinga apskritai ar nereikalinga. Čia vasarinis namelis, niekas čia žiemą nebus, nešildys, negyvens, bet vat man ant dušės dabar žymiai lengviau. Dedu plevelę ir bandau, gal dar spėsiu grindis užsimesti šiandien. Reikia paskubėti. Žmonai prižadėjau, kad lėksime iki svečių pas draugus aplankyti. O mangi dar knieti. Knietigi dar biški uždėt, prapjaut kažką, pažiūrėt, kaip ten gausis, greičiau norisi, greičiau. Ir netelpa. Telpa. Tilps. Ai, netilps. Ai, gal ir tilps. Kaip plevelė dar trūkta. Ir čia. Taip ir galvojau, kad man ją reikia apipjauti. Toj pačioj vietoj. Greitai. Nesigauna greitai. Tai kažkas kažkur. Net.
Tinka. Ai. Rakštis. Tik nesubiniai. Piršte. Ai. Gerai, o kodėl čia toks tarpas? Čia gal ten reikėjo pastumti. Nu gerai, kodėl čia toks tarpas? Nepaaiškinami dalykai. Čia taip, čia va tas tarpas man nepatinka. Čia pastum tikriausiai. A, kas man iš to tarpo? Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? Pabaigiau sukt grindis. Šiandien nebeturiu jau medžiagų, kad galvoti apie pertvarą. Ir neturiu jėgų tikriausiai galvoti apie pertvarą. Žiūrėsim, kaip čia bus. Sveiki atvykę į mano būstinę su grindim. Susidėjo grindis. Dušas. WC. Kriauklė. Vanduo. Ir dar vanduo čia. Taip, kad dabar tvarkomės ir drožiam namo. Oras tiesiog fantastik. Sveikintis nebesisveikinsiu. Dieną nebežinau kuri. Nuveikti darbai. Šiandien labai stipriai nesiplėšiau, bet planas buvo atsivežti ir susidėti pertvarą. Nu va taip va. Taip atrodys ta pertvarėlė. Sudėsiu vatą ir bandysim judėti toliau. Po truputį, bet darbas eina. O čia tai tiesiog įžanga į sekančius etapus. 1, 2, 3. Maltas betonas jau čia. Baigėsi atostogėlės, renkuosi dalykėlius ir parodom, ką gavos čia padaryti. Visą laiką tikiuosi daugiau padaryti, bet kiek išeina, tiek išeina. Įrankius reikės susikrauti. Tai ką mes čia turim? Turim sostą, atsinešiau pasimeravimui. Turim grindis. Ten susidėjau skersinius. Ant jo suksiu irgi plokštę. Viršui pusę susidėjau putplasčio. Ir pradėjau meruotis, kaip čia kas atrodys. Ir atrodys labai įdomiai. Kadangi įsivaizdavimuose visą laiką yra vienaip, o realybė yra šiek tiek kitaip. Tai
bendram įsivaizdavimui lubos bus va tokios. Aš įsivaizdavau, kad jos bus žymiai aukštesnės, čia dar dėsis irgi skersinukai. Bet ką žinau, nusipraust užteks, čia pasidariau metrą ant metro padėklui dušui. Metras ant metro gavosi ir tualetui. Nu ir šiek tiek mažesnė erdvė liks kriauklytei nusiplaut rankas. Tai lygiai taip pat ir šitoj pusėj bus metras ant metro dušas, sostas ir kriauklė. Tai vat tiek čia tų darbų. Šiaip turėjo būti viskas jau padaryta per šitas atostogas, bet nesiskubinau, nesiplėšiau, dirbau savo malonumui, kas man irgi labai patinka ir teikia malonumą. Tai kraunamės ir judam. Iki kitų susitikimų.